Šiandien subūrėme šviesiausias ir stipriausias mokslo ir inovatyvaus verslo pajėgas tam, kad galėtų Vilniuje atsirasti mokslo muziejus ar mokslo inovacijų centras ar toks edukacinė švietimo vieta, kur galėtų moksleiviai, tėvai, visi šeimomis ar klasėmis keliauti ir pažinti, kas tai yra mokslo pažanga ir pačiupinėti, pasukinėti, paeksperimentuoti ir pajusti iš tikrųjų mokslo jėgą. Esu įsitikinęs, kad Vilnius yra geriausia vieta tokiam centrui sukurti Lietuvoje ir tai yra visai Lietuvai reikalingas objektas. Pirmiausia, išsigryninsim iki galo dar labai tiksliai kriterijus, kas tai turėtų būti, tai turbūt ir artumas nuo centro, ir artumas nuo mokslo įstaigų, ir privažiavimas viešuoju transportu, ir galėjimas, sakykime, autobusams iš kitų Lietuvos vietų atvažiuoti ir prisiparkuoti, ir šiaip vietos patrauklumas. Ir tada tos kriterijus išsigryninę, iš tikrųjų, tada iš visų galimų vietų išrinksim geriausią. Be abejonės tada kilas klausimas, kas galėtų prisidėti ir finansiškai, nes žinome, kad yra galimybė europinių pinigų dalį tam panaudoti ir švietimo ministerija turi tam dalį paskyrusi lėšų. Gali būti, kad tai tikrai nepakankamas lėšų kiekis. Tai vėliau šnekame su universitetais, su verslu, pačios savivaldybės indėlį. Mūsų tikslas yra, kad Vilniuje atsirastų toks objektas, kad jisai būtų išskirtinis, europinio masto, geresnis negu kitose miestuose, kad galėtume ir džiaugtis to ir didžiuotis.